galim. Na ir kaip prieš nacionalinius himnus minėjo Linas, štai šiame aštuntfinalyje, šiuose aštuntfinaliuose jau užfiksuotos dvi tokios netikėtos staigmenos. Viena iš jų pirmųjų pateikė Latvijai, vakar nugalėję slovėnus, bet kur kas rimčiau. Visam pasauliui, visai Europai apie D grupę pranešė čekai. Šiandieną pamokė Kroatijos krepšininkus 80-59. Na, matantiems tik tai galutinius skaičius turbūt ir nemačiusiems rungtynių net sunku įsivaizduoti, kas ten turėjo vykti. Vienu metu čekų persvara siekė 31 taško, o ten vyko tai, ko reikėtų šiandien lietuviam išvengti. Spėčiau, kad kroatai mintyse jau buvo ketvirtfinalyje, jau dėliojosi savo žaidimą prieš Serbijos rinktinę ir tai buvo geriausias pavyzdys, kas gali nutikti, jeigu Europos čempionato lemiamose kovose įeini į aikštę, nepasiruošęs ir neįvertindamas varžovo. Taip, sakykime, galėjo čekai laimėti, jie tikrai nėra prasta komanda, lietuviai to įsitikino, kaip ir visi kiti jau. Suprasčiau, būtų laimėję čekai 1-2-3 taškais arba pralaimėję 1-2-3 taškais. Viskas okei, apylygių komandų dvikova. Tačiau tas totalinis čekų komandos pranašumas iš tikrųjų yra stulbinantis. Na ką, dabar prie šių rungtynių reikalų starto penketas Lietuvos rinktinėje toks pat, kokiu pradėjome paskutinį mačą Rygoje. Kalnietis, Mačiulis, Seibutis, Jankūnas ir Robertas Jevtokas baudos aikštelės viduryje. Sėdint atsarginių žaidėjų suolelio Jonas Valančiūnas, sakyčiau, jog jeigu... Ne, vis tik yra Valančiūnas, tiesiog suklydo transliacijos grafikos, kompiuterinės grafikos režisieriai. Jonas Valančiūnas pradės rungtynės starto penkete. Kalbant apie Gruzijos krepšininkus, tai čia aišku, Zaza Pačiulija, vienas pagrindinių žmonių komandoje, taip pat Georgijus Sensacija, Marko Švilis, Sanikidze ir Šengelija, rezultatyviausias apskritai Gruzijos krepšininkas šiame Europos krepšinio čempionate. Na, ką būtų galima pasakyti apie gruzinų rinktinę, tai yra patyrusių žaidėjų aukštame lygyje, daug metų žaidžiančių žaidėjų rinkinys, galbūt netoks ilgas ir netoks pilnas, kokio norėtųsi varžovų treneriui Igoriui Kokoškovui, bet solidų starto penketą ir du solidžius žaidėjus nuo suolo savo dispozicijose visą laiką turi varžovų komandos treneriai. Ir kaip sakė Jonas Kazlauskas prieš rungtynės, ypatingai svarbu bus rungtynių pradžioje neleisti gruzinam įsijausti ir pradėti siausti. Neleisti pataikyti tritaškio, neleisti įmesti laisviems iš po krepšio. Reikės būti labai atidiems ginantis ir labai staigiai ir protingai stabdyti greitą puolimą. Pulti į priekį, bėgti į priekį gruzinai labai mėgsta, bet nelabai mėgsta grįžti atgal. Dar vienas faktorius, kuris svarbu šiose rungtynėse, pritariant tai, kam tu sakei, tai, kad Zaza Pačiulija prieš tai šias rungtynės sakė, jog mūsų pagrindinis varomasis momentas yra tai, kad lietuviai apskritai yra pripratę kovoti dėl aukščiausių vietų. Mums tai yra vienas iš tų retų šansų gauti šiandien. Mus stebi visa šalis.
Ir mes norime pateisinti visų sirgalių lūkesčius. Dėl to motyvacijos šie žmonės turi labai daug ir, kaip ir sakė Jonas Kazlauskas, sulaužyti psichologiškai kovingą Gruzijos komandą reikėtų nuo pirmųjų akimirkų. Iš tikrųjų esi visiškai teisus, varžovams bus lengviau dėl mažesnės psichologinės įtampos, o motyvacijos jie tikrai turi nemažiau už mūsų rinktinę. Vieną baudos metimą pataikęs Valančiūnas pelno pirmąjį tašką lietuviams šiame labai svarbiame aštuntfinalyje. Šengelėje dabar su kamuoliu, čia Zaza Pačiulija prieš Paulių Jankūną, Šengelėje prieki ir galingas dėjimas iš viršaus. Na, to ko bijojame. Pirmoji įspūdinga ir efektinga gruzinų komandos ataka. Renaldas Seibutis čia. Paulių Jankūnui, Jonas Valančiūnas palaukia Manto Kalniečio. Perdavimas Valančiūnui ir 2 taškai. Jonas Valančiūnas griūna ant parketo. Susidūrė su varžovu, tačiau reikia kuo greičiau grįžti atgal prie savojo krepšio. Laisvas meta iš 3 taškų zonos nepataiko varžovas. Renaldas Seibutis ima kamuolį. Apsigynėme nuo varžovo atakos. Ir vėl galite atkreipti dėmesio, kad greitai Gruzijos krepšininkai perėjo į mūsų aikštės pusę. Netgi po Jono Valančiūno taškų atliktas metimas. Benas Matkevičius minėjo, kad netgi parengtas atakas mėgsta nutraukti Gruzijos krepšininkai. Čia Paulius Jankūnas. Tolimų metimų išveda lietuvius į priekį 6-2. Sėkmingas lietuvių puolimo startas pirmajame kėlinyje. Apgalvotos, protingos atakos, užtikrintas žaidimas ir taiklus metimai. Sadzė, pagalinė linija, suranda Pačiulija. Pastarasis jau stebi laikrodį, tačiau meta ir pataiko. Zaza Pačiulija, netoks efektingas kaip galbūt prieš keletą metų, tačiau vis dar viena svarbiausių kertinių asmenybių Gruzijos komandoje. Čia po krepšiu pražanga prieš Paulių Jankūną. Išprovokuotos pražangos taip pat labai svarbus faktorius Lietuvos rinktiniai šiandien. Tai čia prasižengia Tornikė Šengelėje ir Paulius Jankūnas prie baudų metimo linijos. Na, kalbant apie būtent tos atsarginius žmonės Gruzijos komandoje, jie, kaip ir minėjai, turi čia pakankamai daug bėdų ir žvelgiant į statistiką šiame čempionate, tai atsarginiai Gruzijos krepšininkai pelno 20 komandos taškų apskritai ir tai yra maždaug 26% visų Gruzijos taškų šiame čempionate. Lietuviai šiame skaičiuje yra kur kas geresni, dėl to ilgesnis lygiaverčių krepšininkų suolelis šiandieną gali būti vienas iš kertinių faktorių. Tolimas metimas. Vėl gruzinam pavyksta susikurti progą, nespėja išlysti Mantas Kalnietis iš už užtvaros ir laisvas beveik atakuoja ir pataiko Georgijus Simsadzė. Čia pražanga Tornikiai Šengelijai. Jeigu taip, tai bus antroji. Taip, ir Tornikiai Šengelijai uždirbti greitai pražangas būtų vienas nedidelis žingsnelis šios dienos rungtynėse į priekį. Apriboti jo laiką aikštelėje. Iš esmės tai yra žmogus, kuris žiūrint statistiškai duoda daugiausiai naudos Gruzijos komandai, tiek pagal taškus, tiek pagal kamuolius. Jonas Mačiulis čia. Tai yra Valančiūnas, atsiprašau. Netaiklus jo metimas. 7-7, rezultatas lygus, rezultatyvi rungtynių pradžia. Sadzė. Zazai Pačiulijai, paliktas čia Zaza, nepataiko iš po krepšio. Štai toks patyręs veteranas. Kalnietis ilgai turėjo kiekybinę persvarą lietuviai ir Seibučio perdavimas nepasiekė. Jono Valančiūno klaida. Sumanymas geras, nepavyko tiesiog atlikti jo Renaldui Seibučiui ir Jonui Valančiūnui. Kol kas, manau, šiek tiek nerima kelia tai, kaip labai lengvai gruzinai atsako rezultatyviomis atakomis į kiekvieną mūsų išpuolį. Labai atidžiai buvo analizuojamas varžovų žaidimas. Pačiulija prieš Valančiūną. Pranerė čia ir antrą kartą jau neklysta Zaza Pačiulija, susitvarko 1-1 su Jonu Valančiūnu. 9-7 priekyje Gruzijos rinktinė. Seibutis link varžovų krepšio, aštrus reidas, 2 taškai. Na, provokavo tiesiog Renaldą Seibutį, palikdami visiškai laisvą baudos aikštelę gruzinai ir lietuvis pasinaudoja šią varžovų klaidą, lygindamas rezultatą.
reaguoti iš tokias situacijas. Apie jas kalbėjo Benas Matkevičius, jog būna, jog palieka vieną iš erdvių Gruzijos krepšininkai laisvų ir reikia nepramiegoti. O štai čia žingsniai Zazai Pačiulijai. Ir vėl pasiseka lietuviams, prašoko pro jį įsiaudrinęs ir besistengiantis blokuoti kiekvieną metimą Jonas Valančiūnas. Ir čia jau tik tai varžovo klaida. Neleidžia gruzinam išsiveržti į priekį vėl. Mantas Kalnietis. Jankūnas. Kalnietis iš krašto. Taiklus metimas. Sensacijos atsakymas. Lietuviai neturi pražangų. Gerai grįžo prie savo ginamojo Mantas Kalnietis. Senikidze paprašė užtvaros iš Zazos Pačiulijos per Joną Valančiūną ir 3 taškai. 12-9 priekyje gruzinai. Gynyboje kol kas turime nemažų bėdų per 4,5 minutės. Praleista jau 12 taškų. Čia kiek skubotas ir labai netaiklus Renaldo Seibučio metimas. Ir Cimsadze prašo minutės pertraukėlės Jonas Kazlauskas, bet daro tai šiek tiek pavėluotai. Sekretariato nuomonė. Dar viena pražanga, jau 4 komandinė. Kėlinys įpusėjo, gruzinai susirinko 4 pražangas, lietuviai ginasi švariai, tačiau nepakankamai agresyviai. Pagrindiniai Jono Kazlausko, sakykime taip, priekaištai arba patarimai komandos žaidėjams buvo apie gynybą. Susiję su gynyba, pasileidome 14 taškų į savo krepšį beveik per 5 minutės. Ir greitų sprendimų reikia jau dabar. Pajusti Gruzijos krepšininkams žaidimo leisti negalima, o jie kol kas daro viską, ką nori. Na, sumetė kol kas viską, tai buvo pora sunkių metimų, tačiau nemažai atakų gruzinai susikūrė savo ir turėjo galimybę atakuoti, būdami arba laisvi, arba beveik laisvi. Viktoras Senikidze buvo mūsų ekranuose, kol kas vienas iš rezultatyviausių krepšininkų Gruzijos gretose. 5 taškai jo sąskaitoje. Mantas Kalnietis suranda Artūrą Milaknį, pasirodžiusi aikštėje po minutės pertraukėlės, pražanga puolant. Atsistumė Markašvili nuo savęs Artūras Milaknis. Na, šioje vietoje buvo galima, dar prieš šį reidą buvo galima pagalvoti apie metimą. Būtent tam ir buvo įleistas, spėčiau, į aikštę Artūras Milaknis. Bet buvo pasirinkta kita opcija ir vėl reikia bandyti apsiginti. Sensacija, na, avantiūriškas dabar bandymas pasižymėti. Jonas Mačiulis bėga į priekį. Galima žaidimą, Jonas Mačiulis. Bravo! 2 taškai, Jonas Mačiulis mažina skirtumą iki 3. Vienas iš tų krepšininkų, Jonas Mačiulis, galintis pats pasiimti kamuolį, pats perbėgti per visą aikštę ir užbaigti viską rezultatyviai. Čia Mantas Kalnietis nespėja prie Sensacijas ir 2 taškai. Nepavyksta, nors ir nagrinėjo šitą derinį ir per treniruotę ir vakar, ir šiandien lietuviai. Vėl pagauna tokiuose trumpuose deriniuose mūsų gynyba nesustyguota Gruzijos komanda. Valančiūnas 1 prieš 1. Išmuštas kamuolys iš rankų jam. Reikia prasižengia Artūras Milaknis. Bent jau tiek suspėjo padaryti lietuviai. Pirmoji komandinė. Antroji pražanga. Na, prieš šią dvikovą buvo kalbėta, kad Gruzijos komanda šiame čempionate bus visai kitokia, negu mes jau pripratę matyti šiose pirmenybėse. Turi labai tokį aiškiai išreikštą vidurio puolėją Zazą Pačiuliją. 5 numeris ir galbūt nebereikalo dabar Robertas Jevtokas išleidžiamas pirmą kartą šio vakaro rungtynėse, keisdamas Joną Valančiūną. Sensacija. Slysta kamuolys jam. Varžovų klaida grąžinanti kamuolį Lietuvos rinktinei.
Antroji šiose rungtynėse. Varžovai kol kas pataikė 71% dvitaškų ir 67% tritaškų. Pataikymas labai įspūdingas. Lietuviai privalės jį sumažinti. Išgelbsti kamuolį Artūras Milaknis. Kalnietis. Veržiasi, meta, nepataiko, pats kartoja. Štai taip, Mantas Kalnietis mažina skirtumą vėl iki 3. Na nieko lengvo mes šiame čempionate nematėme. Tikėtis, kad aštuntfinalyje bus kažkas tai paprasčiau, yra pernelyg naivu. Netgi kaunantis su komanda, kuri iš anksto nepretenduoja į krepšinio elitą. Ir tuom galėjom įsitikinti, stebint kitus aštuntfinalius per šias 2 dienas. Marko Šviliui baudos aikštelė ganėtinai lengvai. Lukteli Robertas Jeftokas, bandydamas pasigauti varžovą ir atakuoja iš vidutinio nuotolio taikliai. Gruzijos rinktinės gynėjas. Pražanga Zazai Pačuliai. Pirmoji asmeninė, bet jau bus metami baudos metimai. Prie baudos metimų linijos tos Paulius Jankūnas. Puolime kaip ir viskas tvarkoj, viskas okei, skyrus gal keletą tokių klaidelių, kurių galima buvo išvengti. Didžiausi klaustukai kol kas, kaip sustyguoti gynybą. Paulius Jankūnas prie baudų metimo linijos. Lietuviai metė jau 4 baudos metimus, tačiau tik tai kas antras buvo taiklus. Džeikobas Pulenas ir Georgijus Šermadinis pasirodė pirmą kartą šio vakaro rungtynėse. 2 nauji žmonės, ne patys galbūt stipriausiai, nepatenka į tą 5-tuką startinį šiame čempionate, tačiau tai yra tie 2 žmonės, kurie kylantis nuo suolo gali pridaryti labai daug bėdų komandoms. Tai Pulenas apskritai yra labai svarbus žaidėjas, atlikdamas tą 6-ojo žaidėjo funkciją. Jeigu jam pavyksta gerai sužaisti, jis gali tapti tuo krepšininku, kuris trūkteli nuo atsarginių žaidėjų suolo. Varžovų ekipa čia Paulius Jankūnas atsikovoja kamuolį ir praranda lietuviai, sutrikdami pačioje paprasčiausioje situacijoje. Antras šansas Gruzijos komandai. Na dabar jau Mantas Kalnietis tvirtai sugriebė kamuolį. 2,5 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos, 15-18. Įtampa juntama lietuvių veiksmuose. Dar viena pražanga, šaunuolis Paulius Jankūnas. Užčiopė silpnąją varžovų jėgą, apie tai beje kalbėjo ir mūsų rinktinės treneriai. Labai silpnai 1 prieš 1 ginasi Gruzijos komanda. Rankomis dirba aktyviai, energingai, tačiau labai prastai jaučia ir reaguoja į varžovų prasiveržimus. Mindaugas Kuzminskas pasirodo pirmą kartą šios dienos rungtynėse, keisdamas Joną Mačiulį. O Paulius Jankūnas kol kas įprastoje savo pozicijoje prie baudų metimo linijos. Taiklus metimas išprovokavo jau 4 varžovų pražangas Paulius Jankūnas šiandien. Panašu, kad jis tampa tuo žaidėju, kuris tempia į priekį Lietuvos rinktinę, dabar sumažindamas skirtumą iki 1 taško. Gruzijos rinktinės atsakymas Senikidze Pulenui. Aikštės gynybą naudoja lietuviai. Pulenas prieš Kalnietį. Taško erdvės. Pulenas Šengelyje. 5 sekundės atakai. Paulius Jankūnas. Kamuolys siunčiamas Renaldui Seibučiui ant atsarginių žaidėjų suolelio. Galima įrašyti klaidą ir dar perimtą kamuolį Renaldui. Ir šiaip išprovokuota iš tikrųjų klaida geros Lietuvos rinktinės gynybos. Pasiteisino sprendimas ginti zoną. Čia Paulius Jankūnas. Na, aktyviai kaitaliodami aikštės ir asmeninę gynybą lietuviai labai daug išlošė tose rungtynėse su Čekijos komanda antroje rungtynių pusėje. Paulius Jankūnas. Jeftokas čia grūmėsi dėl kamuolio, bet reikia grįžti atgal. Lietuviai vis dar turi tik tai 2 komandinės pražangas. Minutė 30 lieka iki kėlinio pabaigos. Senikidze labai aktyvus pirmajame kėlinyje. Suranda Šermadinį, Jeftokas išmuša kamuolį, tačiau pražanga nesiunčianti vidurio puolėjo prie baudų metimo linijos. Taip, tik 3 komandinė lietuviams. Pirmoji asmeninė komandos kapitonui.
Ir 14 sekundžių. Dar vienas keitimas. Cincadzė sėdasi ant suolo aikštėje 11 numeris. Momčaroš Markoišvili. Na štai prasideda ta įprasta Igorio Kokoškovo rotacija tame septintuke, kurią kartais, sakyčiau, paįvairins be abejo ir Dūdas Anadzė, ir Beka Burjanadzė. Pūlenas suranda Šermadinių, pražanga puolant. Robertas Jevtokas laimi mikrodvikovą su Šermadiniu arčiau krepšio. Labai svarbus epizodas. Lietuviai sustabdo iš eilės, jeigu neklystu, jau trečiąją ir ketvirtąją gruzinų ataką ir dabar turės galimybę vėl susigrąžinti savo persvarą. Gruzinai bandys paspausti mūsų komandą. Pasiruošęs į pagalbą iš karto atskubėjo Paulius Jankūnas. Kalnietis prieš Puleną. Jankūnas laukia, kol prieis arčiau varžovas. Artūras nelabai nori tą daryti. Štai čia Artūras Milaknis. Netaiklus metimas. Jevtokas atkovoja kamuolį ir... Ne. Galutinai grąžinti komandos draugams tiksliai nepavyksta. Mantas Kalnietis prasižengia laiku ir protingai. Ketvirtoji komandinė pražanga. Beveik 3 minutės. Gruzijos krepšininkai nėra pelnę taškų šiame ketvirtyje. Beveik pavijome varžovus šį vakarą 17-18. Čia iškart dar vienas keitimas. Grįžta Jonas Valančiūnas į aikštelę. Ir Renaldas Eibutis. Robertą Jevtoką ir Artūrą Milaknį pakeitė šie du minėti Lietuvos rinktinės krepšininkai. Eibutis įsikabino į Markoišvilį. Oi. O čia vėl pražiopso savo žmogų Lietuvos rinktinės aukštaūgis Jonas Valančiūnas. Efektinga ataka ir nutraukia savo taškų badą įspūdingų dėjimų Gruzijos rinktinė. Eibutis. Valančiūno užtvarą. Atgal. Jankūnui čia Kalnietis. Suranda Valančiūną ir pražanga puolant. Taip, stumtelėjo varžovą šiek tiek prieš gaudydamas kamuolį Jonas Valančiūnas. Šiandien kol kas jam nesiseka rasti savęs aikštelėje ir savęs lietuvių komandoje. 3 taškai Valančiūno sąskaitoje, tačiau tai jau yra antroji jo klaida ir kol kas Valančiūnas nėra atkovojęs nei vieno kamuolio. Tik neįprasti skaičiai mūsų komandos šio čempionato lyderiui. Kągi, gali laikyti kamuolį iki pat pirmojo ketvirčio pabaigos. Gruzijos komanda turi nemažų šansų laimėti tą pirmąją atkarpą varžovai. O jeigu dar ir turėjo kas nors kokių nors iliuzijų dėl šių rungtynių eigos, tai Gruzijos komandos užtikrintas geras žaidimas šiame pirmajame kėlinyje turėjo jas išsklaidyti. Viskas, baigėsi pirmasis ketvirtis po jo 20-17 priekyje Gruzija. Mes grįžtame į Liličią, antrasis kėlinys. Aštuntfinalio dvikovoje su Gruzija po pirmojo 17-20 turime 3 taškų deficitą su kamuoliu Gruzijos komanda. Neprisitaiko kol kas Jonas Valančiūnas prie kieto varžovų žaidimo stiliaus. Gavo jau antrąją pražangą, dabar jau gindamasis nuo Zazos Pačulios. Ir čia labai jau lengvi taškai. Nesusitarė tarpusavį, kągi turi daryti šioje 2 prieš 2 situacijoje ir gruzinai turi 5 taškų pranašumą. 22-17. Roberto Jevtoką jau pakėlė Jonas Kazlauskas nuo atsarginių žaidėjų suolelio.
Mindaugas Kuzminskas, dar vienas žaidėjas galintis ir sugebantis žaisti agresyviai, iš karto tą pademonstruoja, priversdamas prasižengti Manučerą Markoišvilį. Jonas sėdasi atsarginių žaidėjų suolelio, vėl Robertas Jevtokas. Problema labai aiški, dėl ko keičia Jonas Kazlauskas Joną Valančiūną. Kol kas neskaito varžovų gynybos ir prastokai rungtyniauja savo baudos aikštelės prieigos ir pačioje baudos aikštelėje Jonas Valančiūnas. Čia Renaldas Seibutis. Seibutį Kuzminskas dėja metimas skrieja pro šalį. Renaldui Seibučiui ir toliau kol kas nėra pavykę įmesti ne vieno tritaškio šiose Europos pirmenybėse. Žanga, šį kartą Jonui Mačiuliui, Tornikas Šengelyje. Mačiulis prasižengė pirmąjį kartą, antroji komandinė. Vietoj Manto Kalniečio, kuris iki šiol rungtyniavo beveik be keitimų, aikštėje Lukas Lekavičius. Šengelyje. Gruzinai savo varžybų planą kol kas vykdo tikrai gerai ir neranda priešnuodžių Lietuvos rinktinė. Jau 7 taškų deficitas. 1-1 Šengelyje labai lengvai įveikė Joną Mačiulį. Čia Jono bandymas atsakyti tuo pačiu ir štai taip, turėk pats. 19-24. Pirmieji lietuvių taškai šiame ketvirtyje. Markoišvilis iš toli, netaiklus metimas, Kuzminskas ima kamuolį. Galima greitinti žaidimą. Bravo. Taip, gerai. Antroji komandinė. Tiesa prasižengė žaidėjas, kuris apskritai nedaug laiko praleidžia aikštėje. Duda Sanadzė. Bet kuriuo atveju komandinis pražangų rodiklis padidėjo. Kol kas gruzinai šiandien nėra metę ne vieno baudos metimo. Kuzminskas iš toli. Taiklus metimas, Jevtokas ima kamuolį. 2 taškai. Robertas Jevtokas. Antrąjį šansą sukuria ir pats jau pasinaudoja Robertas Jevtokas. Beje, kalbant apie antruosius šansus, tai yra apie taškus pelnytus atkovojus kamuolį po varžovų krepšiais, lietuviai čia stipriai lenkia Gruzijos rinktinę, vidutiniškai per rungtynes tokiu būdu pelnydami 14 taškų. Šiandien atkovojo jau 3 kamuolius po varžovų krepšiu. Mačiulis spėja grįžti prie Sanikidzės, bet pastarajam pavyksta išmesti. Renaldui Seibučiui pražanga. Atrodo taip. Robertas Jevtokas labai neblogai susitvarkė su Zaza Pačiulyje, dabar atitverdamas jį nuo kamulio, nepaisant to, kad komandos draugai ilgai ieškojo, kaip jį įmesti. Milaknis vietoj Seibučio. Yra tam tikro nerimo ir ant atsarginių žaidėjų suolelio Lietuvos rinktinėje. Dar viena pražanga. Ne. Tiesiog paprašo suteikti daugiau erdvės varžovui. Mindaugą Kuzminską. Šengelyje. Kulienui iš Lukas Lekavičius. Šengelyje pražanga ir baudos metimai. Vėlgi tie trumpieji ir pavojingi gruzinų deriniai. 2 prieš 2, perdavimas čia ir po to jau įkertantis visiškai laisvas palei galinę liniją kamuolį gauna Tornikas Šengelyje, kuris dabar stos prie baudų metimo linijos. Artūrui Milakniui tai yra 3 asmeninė pražanga. Manyčiau taip, Mantas Kalnietis netrukus grįš į aikštę, čia Šengelyje pataiko baudos metimą. 25-21 priekyje gruzinai. Jausia tai, kad per beveik 2,5 minutės jau surinkome visas 4 komandinės pražangas. Ir Mantas Kalnietis grįžinamas į aikštelę vietoj Artūro Milaknio. Aišku, Gruzijos komanda bandys pasinaudoti dabar turimų privalumų. Su Lekavičiumi ir Kalniečiu tęsime rungtynės dabar. Gal jau kol kas yra prasižengę porą kartų. Lukas Lekavičius. 10 sekundžių atakai. Mantas Kalnietis.
Vėl šiek tiek toks kartais per daug statiškas žaidimas, puikus perdavimas, nesiryžo atakuoti Jevtokas. Štai dabar Mačiulis išlaukia kantriai, susikuria savo šansą ir pataiko tritaškį. 24-26, puikus Jono Mačiulio epizodas. Kaip šaltakraujiškai suskaičiavo tas 10 sekundės Jonas Mačiulis. Pulinas po krepšiu praranda kamuolį. Nesiryžta bėgti Jonas Mačiulis, gal ir gerai, visai šalia buvo Džeikobas Pulinas. Pozicinė lietuvio ataka, 15 sekundžių. Mindaugas Kuzminskas, Jevtokas. Už Pačiulį, Robertas Jevtokas. 1-1. Metimas pusiau kabliu, netaikliai ir pražanga Mindaugui Kuzminskui. Atrodo taip, įsivėlė į grumtynės Mindaugas Kuzminskas ir tai gali būti labai neparanku lietuviams. 2 baudos metimai. Atsistumė šiek tiek Senikidze, nors įprastos grumtynės, sakykime taip, tiesiog sprendimas buvo dabar ne lietuvių naudai. Ir Mindaugą Kuzminską pasodina Jonas Kazlauskas. Paulius Jankūnas aikštėje kol kas daugiausiai problemų pridaręs varžovams, kalbant apie tai, kad prieš jį dažniausiai prasižengia. Ir daugiausiai taškų rinko Paulius Jankūnas, gruzinai pataiko ir trečiąjį baudos metimą. Ir ketvirtasis taip pat taiklus. Na, baudos metimai yra tas faktorius, pagal kurį, kaip mėgstama sakyti, galima spręsti apie metančios komandos žaidėjų psichologinį tvirtumą, emocinę būseną. Gruzinai kol kas šiandien rungtyniauja, kaip ir buvo galima tikėtis. Užtikrintai, neslėgiami favorito etiketės, nejausdami ypatingai didelio spaudimo. Mantas Kalnietis čia, netaiklus metimas. 4 minutės jau sužaista šiame kėlinyje. Lietuvos rinktinė išskyrus tą vieną porą momentų kėlinio pradžioje turi visą laiką vyti savo priešininkus ir štai dabar pralaimėta kova dėl atšokusio kamuolio. Kol kas 10-11 pagal atšokusios kamuolius dabar. Kova dėl atšokusio kamuolio vėl pralaimima ir pralaimima labai skaudžiai. 2 baudos metimai. O vienas iš Gruzijos krepšininkų palieka aikštę. Dudas Anadze, šlupčiodamas, sėdasi ant suolelio vietoj Pulino, aikštėje vėl Markoišvilis. Jonas Valančiūnas, trečiasis jo bandymas įeiti į šios dienos rungtynes. Kol kas pirmoji pusė jam buvo kiek sudėtingesnė, negu mes esame įpratę matyti. Gruzijos komanda vėl po truputėlį tolsta nuo Lietuvos rinktinės. 29-24 ir dar vienas baudos metimas priklauso Zazai Pačiulijai. Ir daro tai beje naudodamasi tuo ginklu, kurį planavo turėti lietuviai. Tai yra provokuodami pražangas ir rinkdami taškus nuo baudų metimo linijos. 6 iš 6 jau. Keitimas vietoj Lekavičiaus Seibutis. Na vėl surikiuoja startinį penketuką. Jonas Kazlauskas aikštėje. Seibutis Mantui Kalniečiui. Aktyvi Gruzijos komandos gynyba. Mačiulis užspaustas. Nespėja net Mantas Kalnietis prie aikštės vidurio. Vėl stringame kibioje ir tokioje netikėtoje varžovų gynyboje. 7. lietuvių klaida per nepilnas 15 minučių. Iš kitos pusės Gruzijos komanda mėgsta taip dvigubinti, kartais net trigubinti žmonės prie vienų iš varžovų lyderių ir tas progas reikėtų išsinaudoti. Čia Jonas Valančiūnas vėl praleidžia Zazą Pačiuliją iki pat krepšio ir mažo to. Dar pažeidžia taisyklės. 2+1 ir situacija kuo toliau, tuo blogiau. Lietuvos rinktiniai čia, štai aštrus įsiveržimas, tai buvo kepštelėjimas per rankas, neturėjęs įtakos ir gruzinų. Vieno iš lyderių užsivedimas bei reakcija į dar vieną laimėtą dvikovą prieš Joną Valančiūną, kuris prasižengė jau 3 kartus. Maksimaliai išnaudoja visus savo šansus gruzinai. Jonas Kazlauskas prašo dar 1 minutės pertraukėlės.
tą patį ir tu tas pačias klaidas darai. Jau trečią baudą gavai. Dabar iššūkų tave viskas, nebeįsišaidė. Todėl, kad tu leidžiu taip žaidė ir praeidinė. Ta, ką mes sakėm, tau daryti, tu nedarai. Vis tau tada. Dabar. Jie paspaudė jūs aikštę. Greičiau pasai. Atėjus. Jos, atšok čia. Renaldi. Užtrauk kamuolį. Atmes ją. Two fouls for Valanciunas. What are we going to go? Hey, Sami, no problem. Hey. Hey, let's run elbow back. 24-33, po truputėlį pusėjant antrajam ketvirčiui situacija niekiek nesitaiso, grįžta po minutės patraukėlės su 3 asmeninėmis pražangomis, žaidžiantis Jonas Valančiūnas. Na, išgirdo perspėjimą iš vyriausiojo trenerio, jo garba žais taip, kaip reikia komandai ir kaip gali žaisti Jonas Valančiūnas, arba gali tekti sėstis ant atsarginių žaidėjų suolelio. Bėda ta, kad pasodinus Joną Valančiūną Lietuvos rinktinė potencialiai netenka galingos jėgos puolant. Aišku, kol kas tos jėgos trūksta iš visų Lietuvos rinktinės krepšininkų ir be Jono Valančiūno. Čia Mantas Kalnietis iš toli, metimas netaiklus, Valančiūnas ima kamuolį ir aikštės palieka Zatos Pačiulijos. 14 sekundžių bus Lietuvos rinktiniai. Neatsiriša šiandien krepšys kol kas mūsų snaiperiams, tik tai 2 taiklus metimai iš 8. Jonas Valančiūnas čia Mantui Kalniečiui. Jankūno užtvara aukštai. Seibutis. Labai reikėtų Rinaldo taškų šį vakarą. Čia Jonas Mačiulis iš toli 3 taškai. Geležinių nervų žmogus 27-33, drąsi ataka ir sumažintas skirtumas. 7-0 beros buvo spurtavę gruzinai iki štai šio Jono metimo. Bet ir vėl reikia surasti būdų, kaip sustabdyti Gruzijos komandą, apginant savo krepšį. Apsigynė lietuviai ir pasiseka dabar tokios situacijos, kuriuose nepavyko užtikrintai pagauti kamuolio Jonui Mačiuliui. Nekart negalima atsipalaiduoti, mes puikiai matome, kad net atrodytų jau atkovotas kamuolys, tačiau Gruzijos komanda dažniausiai būna kitokios nuomonės, stengiasi išlupti tiesiog iš rankų. Jonas Valančiūnas, čia Renaldui Seibučiui. Jankūnas gali mažesnį varžovą. 2 taškai. Štai taip, štai tas toks sportinis, protingas pyktis, kurį turėtų turėti Lietuvos rinktinė. Ir tvarkingai iki galo atliktas derinys. -4. Po minutės pertraukėlės lietuviai spurtuoja 5-0. Seibutis čia. Vėl galingi Gruzijos krepšininkai nusiima kamuolį, bet apsigynėm ir nuo antrojo metimo. Trečioji pražanga komandinė varžovams. Simcadzė prasižengia. Antrą kartą jis asmeniškai. 4 taškai skiria komandas Artūras Milaknis. Vėl išleidžiamas į aikštelę vietoj Renaldo Seibučio. Jonas Mačiulis grąžins kamuolį į aikštę. Mantas Kalnietis. Valančiūno užtvara čia. Randamas Paulius Jankūnas. Valančiūnas prieš Zazą Pačiuliją. Nėra pražangos, išsaugo kamuolį Jonas. Sekundžių. Ir pražanga puolant krepšį pagauna Mantą Kalnietį Cincadzę. Neįvertino to kontakto, kai stumtelėjo Valančiūno varžovas, o štai čia minutės pertraukėlė. Look for who over the top. Okay? Gotta get up. He's strong. Now they're gonna increase that aggressiveness. Hey, you guys down in the middle lane.
Let's see the hand is open. Okay, wide open shot. I look at it. It's a forest. Come on. How you doing? What you doing? That's the only time it's all. 29-33, mažiau nei 4 minutės, kol kas pirmoji dalis nieko nesiskiria nuo to, ką mes matėme šiame čempionate. Skirtumas tik tai, kad šį vakarą Lietuvos rinktinė pralaimėti jau nebegali, dairantis į kitus varžovus, galvojant apie skaičius grupėje. Šiandien yra lemiamas mūšis ir kol kas užsikurti taip, kaip rungtynėse su čekais, mums nepavyksta. Čia turėjęs būti perdavimas iš Cincadzės, pavirsta 3 taškais. Na, čia jau netgi nelabai ką ir pakomentuosi. Kabino kamuolį Šengelijai. Viskas baigėsi, tom baigėsi. Pražanga prieš Joną Mačiulį. Markoišvili prasižengė. Trečioji asmeninė jam. Štai čia toks metimas. Geriau būtų Sanikidze pagavę šitą kamuolį. Taip. Štai čia. Markoišvili vėl sodinamas ant suolo. Vis garsiau girdimi lietuvių sirgalių balsai, galbūt jie padės. Peržiūrinėja rungtynių arbitrai tą momentą, bet mūsų turimame pakartojime tai viskas kaip ir buvo aišku. Būtent tai dabar ir patvirtina rungtynių arbitras Luigi Lemonika. Kalnietis Jonai Mačiuliui. Antas Kalnietis čia. Robertui Jeftokui, šis pamato Paulių Jankūną. Štai tokia komandinė graži ataka. 2 perdavimai, vienas aštresnis žingsnis į baudos aikštelę ir puikiai galimybė, kurią išnaudoja lietuviai. 5 taškų skirtumas. Aikštės gynyba vėl. Pirmajame kėlinyje suveikė tam tikrą atkarpą. Pirmykė Šengelija prieš Robertą Jeftoką. Jeftokas. Išmuštas kamuolį. Taip, Renaldas Seibutis pirmasis prie jo. Varžovai turi 4 pražangas. Jeftokas Seibučiui. Jeftoko užtvara. Seibutis iki galo. Geras reidas. Puiku. 33-36. Truputį jau išlipome iš tos giliosios duobės. Cincadzė. Dar kartelį meta iš toli. Na, va, kai reikia jau mesti paruoštą metimą, ne taip tiksliai meta Cincadzė. Čia Mantas Kalnietis į priekį, pristabdo jį varžovai. Pozicinė lietuvio ataka. Seibutis. Dvigubinama gynyba čia. Kalnietis. Jonui Mačiuliui. Idealu. 1 taškas paliekamas gruzinams ir minutės pertraukėlė. Penki 36. Truputėlį sumažinome varžovo apsukas antrajame ketvirtyje. Pavyko prisivyti. Galėjote įsitikinti, kaip keičiasi viskas radikaliai Lietuvos rinktinės žaidimo schemose, kai pagaunama ta ugnelė, kai žaidžiama šiek tiek ramesnė galva, neperskubama, nesistengiama viską padaryti vienam asmeniškai ir iš karto atsiranda ir laisvų komandos draugų, ir pyra varžovų gynyba, ir pelnomi lengvi taškai. 2 minutės iki didžiosios pertraukos.
Jakubas Pulenas su kamuoliu čia, dvi komandos turėtų prasiženginėti pakankamai lengvai, už kiekvieną pražangą jau seka baudų metimų. Jevtokas. Pražanga Robertui Jeftokui. Čia Zaza Pačiulyje tikrai slystelėjo, skundamasis Robertą Jeftoką, bet yra kaip yra. Ir Pačiulė prie baudų metimo linijos. Na, vienas iš taiklesnių, patikimesnių baudų metikų Gruzijos rinktinėje, Zaza Pačiulė. 80% taiklumas šiame čempionate. Ir kol kas šiandien 8 iš 8, kalbant apie visą Gruzijos rinktinę. Ir ši nemaloni serija tęsiasi toliau. Vėl 3 taškų skirtumas. Renaldas Seibutis paspaudžia į Cincadzę. Renaldas Seibutis jau varžovo aikštės pusėje. Čia Mantas Kalnietis. 10 sekundžių lietuvio atakai. Seibutis prieš Puleną. Kalnietis. Ir vėl Neranda savojo metimo Mantas Kalnietis. Reikia grįžti prie savojo krepšio. Čia Sanikidze iš toli. Taikliai ir vėl viskas grįžta atgal. -6 liko žaisti minutę 20. Gal šiek tiek priminė tritaškio liniją Sanikidze. Taip, jeigu taip, tai labai gerai. Prašo kamuolio Mačiulis, bet kol kas ne toje pusėje vyksta veiksmas. Pražanga prieš Renaldą Seibutį, leisinti mesti jam 2 baudų metimus. Jonas Mačiulis ir Paulius Jankūnas yra pirmosios rungtynių dalies tempėjai Lietuvos rinktinės. Abu jie pelnė 24 komandos taškus iš 35. Trūksta kol kas Manto, 2 taškai jo sąskaitoje. Trūksta Renaldo. Trūksta praktiškai visų, kurie buvo į aikštę. Jau anksčiau sakėm, kad galbūt kartais nuo suolo mums trūksta taškų. Tačiau ir startas šiandieną neblizga ir čia įskaičiuot galime ir Joną Valančiūną. Taiklus baudos metimas. 36-40. Minutės 6 iki didžiosios pertraukos. Renaldas Seibutis sumažina varžovų persvarą vėl iki 3 taškų. Ir vėl aikštės gynyba. Šengelija. Jankūnas dabar paliktas prieš Zazą Pačiulyje. Taip, tiesiog jo zonoje žaidžia varžovų komandos aukšto ūgis. Čia netaiklus metimas, nusiima kamuolį Lietuvos rinktinė. 45 sekundės. Mantas Kalnietis. Žingsniai. Ir vėlgi klaida, paprastas dalykas, atiduodamas kamuolys Pauliui Jankūnui, esant labai toli nuo krepšio, ir jam tada yra labai sunku apsispręsti, ar reikia dar daryti driblingą. Taip. Klaida, kuri Lietuvos rinktinėje yra 9. Šį vakarą varžovai suklydo 6 kartus. Ir blogiausia, kad apsiginame, dirbame labai sunkiai, nepavyksta pasinaudoti puikiais šansais. Sukovojam dabar kamuolį. Jonas Mačiulis grįžins į žaidimą. 32 sekundės iki didžiosios pertraukos. 3 taškai. Kol kas 2 kėlinius. Buvome priversti vytis varžovus. Paulius Jankūnas suranda Mačiulį čia. Mačiulis, kol kas 1 prieš 1 didelių erdvių nėra. Mačiulis prasiveržia po krepšiu ir kerta jam per rankas varžovai. Būtų gerai, kad čia būtų Zazai Pačiulyje, o ne Sanikidzei, bet panašu, jog iš tų 2 varžovų, kurie uždarinėjo Joną Mačiulį, būtent Sanikidzei keliauja pražanga. Na, svarbu, jog Jonas Mačiulis stos prie baudų metimo linijos. Beveik 17 sekundžių lieka žaisti antrajame kėlinyje. Na,
prie visų kitų dalykų, kurie ir mums, ir jums, ir visiems, kurie sargo už Lietuvos rinktinę nepatiko, buvo vienas geras momentas. Lietuviai išvengė labai ilgų duobių. Buvo pora sunkių atkarpų, buvo, kada gruzinai pagavo žaidimą, kuomet pasinaudojo mūsų klaidomis ir spurtavo, turėjo net 9 taškų persvarą, kėliniui baigiantis lietuviai tą persvarą beveik panaikino. Mačiulis dabar mažina skirtumą iki 2 taškų. Ir Jonas Valančiūnas, be jokios abejonės, po didžiosios pertraukos jo pagalbos labai reikės Lietuvos rinktinėje ir net nebijoju, kad Jonas turėtų po 15 minučių išeiti visai kitoks. Čia Jonas Mačiulis ir antruoju baudos metimu mažina varžovo persvarą iki minimumo. Kągi, net jeigu ir nepavyks laimėti kėlinio, reikia varžovams neleisti įmesti paskutinės atakos metu. Géorgie 40, l'occasion pour vous de retrouver le jeu PIC Challenge. Vous le savez, PIC, partenaire mondial de la FIBA jusqu'en 2016. PIC équipe notamment 2 des meilleurs joueurs européens. Alors, je veux bien sûr parler de Milos Teodosic et l'équipe tournoi de Philippe Parker. Je vous présente aussi... C'est une bonne journée. Voilà, je pense que serré. Donc là, on a la chance avec ces derniers matchs ce soir. C'est serré, j'espère que ça va aller jusqu'au bout comme ça. Et je vois bien avec mes comptes des jeunes. Whatever, just looking for punch. See one, punch it. Go. Reprise du jeu dans quelques instants, Lituanie 30, Géorgie 40, match numéro 4 de cette première journée des 8e de finale de l'Eurobasket 2015.
Žiūrėkit. Vėl mes priimam sprendimą. 3 minutės 27 sekundės lieka žaisti pirmajame kėlinyje ir mums vėl nepavyksta užsikurti savojo žaidimo variklio, nepavyksta priversti varžovus prasiženginėti. Yra pražangos čia. Zaza Pačiulija prie kamuolio, grūmėsi ir Jonas Valančiūnas, tačiau Pagirtinai kovoja gruzinai, tik tai tiek galima pasakyti. Štai vėl atkovotas kamuolys po krepšiu, kuriame baudos aikštelėje, kurioje buvo tiršta lietuvių. Mantas Kalnietis, na šiaip ne taip pavyksta apsiginti nuo štai šios Gruzijos atakos. Jonas Mačiulis Mindaugui Kuzminskui, 3 taškai, beprotiškai svarbus metimas. 54-55 po Kuzminsko taiklaus dūrio iš 3 taškų zonos. Štai taip. Ir kaip staigiai, kaip greitai tirpsta laikas, kaip pralošinėjai. Marko Švilis pamato laiku įkirtusi turnyrį Šengelėje ir nesureaguoja šį perdavimą Mindaugas Kuzminskas. Pražanga. Ir pražanga vis tiek jau yra baudžiama dviem baudos metimais, kadangi pavėlavo pažeisti taisyklės Mindaugas Kuzminskas. Dabar tą jo tritaškį galės beveik ir panaikinti turniko Šengelėje. Vėlgi leido įkirsti baudos aikštelę. Nesustabdė kūno varžovo. Ir tokios smulkmenos kainuoja šiandien labai brangiai, kadangi gruzinai yra patyrusi komanda. Ji kaip niekas kitas gerai moka išnaudoti tokius šansus, tokius smulkų varžovų žaidimo broką. Ir ypatingai gerai mato savo komandos draugus vienas kitas, žaisdami prieš Lietuvos rinktinės gynybą. Nebe pirmą kartą matome, kaip perdavimai atliekami praktiškai paskutinę akimirką, surandant įkirtusi į baudos aikštelę laisvą žmogų. O štai čia 2 baudos metimai. 13 iš 13. Ir vėl -3. Kuzminskas. Renaldui Seibučiui. Leido pailsėti Mantui Kalniečiui Jonas Kazlauskas. Ir vėl Jonas Valančiūnas toli. Ten nuo krepšio jis visiškai nėra pavojingas. Dabar Zaza Pačiulija yra 4 sekundės atakai. Mindaugas Kuzminskas, 2 sekundės perdavimas, kurį labai lengvai perima varžovai. Vėl užstrigusi ataka, laimiai klysta ir gruzinai. Galima tik tai su palengvėjimu atsidusti dabar. Jonas Valančiūnas vėl sėdasi nuo sarginių žaidėjų suolelio, vietoj jo Robertas Jevtokas. Kaip daug reiškia Jonas mūsų komandai. 21-22 pralaimim kovą dėl atšokusių kamuolių, tame skaičiuje atkovotų kamuolių nėra nei vieno Jono Valančiūno. Seibutis pamato Mačiulį čia ir puikus žaidimas prie varžovų krepšio. Kaip viskas pajuda į priekį, kai tik tai lietuviai pradeda žaisti aštriau. Štai dabar Renaldas Seibutis. Kiek šiandien jisai rungtynėse veržėsi, būdavo arba taškai, arba pražanga, arba geras atakos tęsinys. Pražanga dabar tam pačiam Seibučiui prieš Sinsadzę. Seibutis prasižengia antrąjį kartą, 4. komandinė lietuviams. Varžovai vis dar turi 2 komandinės pražangas trečiajame kėlinyje. Ir 1 taško persvarą. Sinsadzė. Turnykui Šengelijai. Sinsadzė. Pervidrojo Milaknio, Mačiulis pabandė pervidrauti Zazą Pačiuliją, dėja užsidirba pražangą, po kurios dar 2 baudų metimai į lietuvių krepšį. Antroji pražanga Jonui Mačiuliui. Na, dabar buvo išėjęs į kitus gynybos plotus Robertas Jevtokas, teko prižiūrėti Zazą Pačiuliją Jonui Mačiuliui, gerokai mažesniam krepšininkui, vietoj Jevtoko aikštėje vėl Jonas Valančiūnas. Zaza Pačiulija, 19 taškų šį vakarą. Tai pradėjo siautėti nuo pat rungtynių pradžios, taip kol kas ir daro. Iš principo, ką nori. 5 išprovokuotos pražangos, 6 atkovoti kamuoliai. Ir 5 iš 5 baudos metimų kol kas.
14 baudos metimų ir visi jie buvo taiklus. 100% gruzinų taiklumas metant baudos metimų šiandien. Ir dabar jau jie aplenkė lietuvius ir pagal baudų metimų skaičių, taigi agresyviai žaisdami. Jie naudoja tą patį ginklą, kurį turėjo naudoti Lietuvos rinktinė. -3, pusantros minutės iki kėlinio pabaigos šiose svarbiausiose rungtynėse. Zaza Pačiulį ant suolo vietoje Georgijus Šermadinis. Turėtų būti tas šansas nedidelis Jonui Valančiūnui pasijusti šiek tiek patogiau. Čia Mindaugas Kuzminskas iš toli. Metimas tikslo nepasiekė, Milaknis ima jį. Naujas šansas Lietuvos rinktiniai. Ronaldas Seibutis. Valančiūno labai aukšta užtvara. Bandymas ateityje. Čia Jonas Mačiulis. Nėra pražangos, kamuolį išsaugo Lietuvos rinktinė, tačiau lieka tik tai 2 sekundės. Neižvelgia pražangos, besiveržiant Jonui Mačiuliui rungtynių arbitrai, taigi reikalinga labai staigi ir esant dabartiniai situacijai rezultatyvi Lietuvos rinktinės ataka. Vidinėje Milaknis. Valančiūnas priima kamuolį per Šermadinį, metimas netaiklus. Prasideda paskutinė trečiojo kėlinio minutė. Kėlinio, kurį gruzinai, nepaisant geros mūsų rinktinės pradžios, jau vėl laimi 2 taškais. Pulenas čia numeta kamuolį komandos draugui, šis iš toli, taikliai 3 taškai. Ir pataiko Dudas Sanadzė, kuris labai epizodiškai rungtyniauja šiame čempionate. Dabar pataiko 3 taškį ir Lietuvos rinktinė vėl grimzda žemyn. Seibutis, pražanga prieš jį. Vėl aktyviai, aštriai ir drąsiai žaisdamas Ronaldas Seibutis. Provokuoja varžovo pražangą. Bet tai nebus metami baudos metimai, nors Seibutis norėtų tai daryti. Na ir sprendžiant pagal viską, gal reikėtų tai daryti, atsižvelgiant į porą analogiškų sprendimų kitoje aikštės pusėje. Bet rungtynių arbitrai savo nuosprendžio jau nepakeis. Dar vienas keitimas. Ieško poilsio minučių savo lyderiams ir gruzinų komandos treneris. Vagia kamuolį iš Seibučio Šermadinis. Pulenas bėga į priekį. Metimas netaiklus. Mačiulis atkovoja kamuolį ir nesugeba jo išsaugoti savo rankose. Bent jau pavyko apsiginti. Ir kamuolį atrodo, kad grąžint nori vienas iš rungtynių arbitrų Lietuvos rinktiniai. Dar kartelį su Šermadiniu ilgi pokalbiai. Dabar parodė, jog suklydo šioje situacijoje. Taip, čia Jonas. Nepavyko sugriebti, būtent jis ir lietė kamuolį paskutinis. Ir gruzinai turi galimybę kėlinį užbaigti dar vieną ataką. Na, ne visai užbaigti, bet Jonas Mačiulis. Į priekį prieš Sanikidzę. 2 taškai! Pražanga, Jonas Mačiulis suteikia vėl vilties Lietuvos rinktiniai, perimdamas kamuolį, pelnydamas 2 taškus. Ir dar turėsintis galimybę nuo baudų metimo linijos skirtumą sumažinti. 24 taškai. Jono sąskaitoje šį vakarą fantastinis pataikymas. 7 dvitaškiai iš 7, 2 tritaškiai iš 3 ir visos 4 baudos. Šitas apskritai yra epizodas. Kosminis Jono Mačiulio metimas. -4. -3. 28 sekundės. Gruzijos krepšininkai grupės etape paskutinėje dvikovoje paguldė ant menčių Kroatijos komandą. Nenusiteikusi sustoti čia ir aštuntfinalyje. Taip, pradėjo beviltiškai 3 pralaimėtos rungtynės iš eilės, tačiau kai reikėjo, tas pergalės iškovojo Gruzijos rinktinė, užbaigė grupės etapą 2 laimėtomis rungtynėmis be jau minėtų kroatų įveikdama ir Makedonijos komanda. Ir štai dabar likus žaisti 20 sekundžių trečiajame kėlinyje. 3 žingsneliais priekyje arčiau to ketvirtfinalio. Sanikidzė. Link lietuvių krepšio apsigina Lietuvos rinktinės dar šansas. Mačiulis. Perdavimas Kalniečiui. Kalnietis 2 taškai. Jonas Mačiulis ir Mantas Kalnietis mažina varžovų skirtumą iki 1 taško. Ir štai toksai yra trečiojo kėlinio rezultatas. 61-62.
Paskutinėmis kėlinio sekundėmis Lietuvos rinktinė smogė gruzinams atgal, išlipdama iš duobės ir grįždama prie to vieno taško deficito, reiškia kėlinys baigėsi lygiai 22. Na ir kol kas lieka 10 minučių ketvirtajame kėlinyje šiuose rungtynėse, kuriuose niekas nėra aišku ir kol kas Lietuvos rinktinės to blykstelėjimo trečiajame kėlinyje buvo kur kas daugiau negu pirmojoje pusėje. Jonas Mačiulis 25 taškai jo sąskaitoje, tačiau reikia Jonui pagalbos. Paulius Jankūnas pelnė 12 taškų, tačiau didžiąją dalį tų taškų surinko pirmajame kėlinyje. Dabar jis vėl aikštėje kartu su Kalniečiu, Valančiūnu ir Milakniu bei Jonu Mačiuliu. Milaknis iš toli taškų zonos. 3 taškai! 64-62. Nagi, vyrai, užsikurkit visam ilgam laikui. Kaip norėtųsi tokių blykstelėjimų kur kas daugiau. Dabar viską lems charakteriai. Valančiūnas grūmėsi su Zaza, arčiau krepšio. Jonas žaidžia su 3 asmeninėmis pražangomis. Nėra. Kalnietis ima kamuolį. Sužaista beveik 1 minutė. Lietuviai turi 2 taškų persvarą. Laimėta mikrodvikova dar tada, kada Jonas neutralizavo Zazą. Pražanga. Taip, Kalnietis vykusiai pakiša save Zazos Pačulio kelyje. Tik pirmoji pražanga varžovų lyderiui ir pirmoji komandinė šiame ketvirtyje. Mantas Kalnietis grąžins kamuolį į žaidimą. 14 sekundžių turės lietuviai. Milaknis. Kalnietis. Jankūnas. Perdavimas Valančiūnui. Valančiūnas 1 prieš 1 pameta kamuolį. Jonas Valančiūnas ir vėl stringa lietuvių puolimas. Vėl gęsta ta energija. Pulinas iš toli. 3 taškai. Štai taip. Šaltakraujiškai, užtikrintai ir vėl +1. Mantas Kalnietis. Suranda čia Paulių Jankūną. Artūras Milaknis dar kartelį iš toli. Netaiklus metimas ir tenka greitai grįžti. Nėra kovojančių dėl kamuolių išskyrus giliai po krepšiu palindusi Joną Valančiūną. Pulinas. Pačulė. Mačiulis perima kamuolį. 2 minutės sužaista. Kol kas tas pats 1 taško deficitas. Čia Paulius Jankūnas. Pražanga. Gaila nėra taškų, tačiau prie baudos metimų linijos Paulius stos. Penkis iš 6 šį vakarą pataikė Paulius Jankūnas. Sanikidze grąžintas į aikštelę. Paulius Jankūnas. Labai reikalingi lietuviams baudos metimai. Pirmasis taiklus. Jankūnas pelno 13 tašką. Ir antrasis. Ką, vėl +1. Sužaidus kiek daugiau nei 2 minutės. Markošvilis, Sanikidze. Ir Mikė Šengelėje. Markošvilis išbėginėja čia prie Milaknis, Valančiūnas. Vėl Milaknis lieka su Markošviliu. Jonas Mačiulis vagia dar vieną kamuolį ir pasileidžia į priekį. Jonas Mačiulis pražanga prieš jį. Nori nesportinės pražangos, apsiriboja paprasta asmeninė. Ir Mikė Šengelėje tai yra 5-oji asmeninė pražanga. Bent vieną mažą mikrodvikovą mes jau šį vakarą laimėjome. 10 taškų pelnė Šengelėje, rezultatyviausias gruzinų rinktinės žaidėjas šiame čempionate, priverstas palikti aikštę. Jonas Mačiulis mes baudos metimus. Paulius
atsukinės čionai. Fantastiškas rungtynes žaidžiantis Jonas Mačiulis prie baudų metimo linijos. Jo sąskaitoje jau yra 25 taškai ir galimybė padidinti labai trapią 1 taško persvarą. Šešios iš 6, plius 2, 67-65. Matote Jono Mačiulio skaičius ir čia jokių komentarų daugiau nebereikia. Ir antrasis baudos metimas taiklus. 68-65. Lietuvos rinktinė vėl per kančias juodų darbų įgyja 3 taškų persvarą. Dabar daugybė žmonių, kurie gali pataikyti iš toli, yra Gruzijos rinktinės gretose. Čia pražanga, kuri bus pirmoji Lietuvos rinktinė. Ir jau ketvirtoji Jonui Valančiūnui. Na, labai jau priekabiai dabar įvertino Lamonika šį epizodą. Bet kontaktas buvo. Robertas Jevtokas vietoje aikštėje. Mačiulis. Išmušo kamuolį, perimti nepavyko, tačiau geriausias Nuolatinis spaudimas varžovų žaidėjams, kurį jaučia jie šiandien tose plotose, kuriuose dirba šiandien aria. Jonas Mačiulis. Mantas Kalnietis. Surizikuoja Kalnietis, dabar jau šansą turės gruzinai. Laiku spėjama grįžti, Milaknis apsigina lietuviai. Plius 3. Džeikobas Pulinas ACB lygoje yra pataikęs 12 tritaškių iš eilės ir jis yra beprotiškai pavojingas, ypatingai jeigu rungtynės klostysis taip ir toliau. Imtis iniciatyvos jis tikrai gali. Čia Artūras Milaknis, Pauliaus Jankūno užtvara. Jankūnas, perdavimas Jevtokui, Jevtokas. Kalniečiui, atakai lieka 4 sekundės. Kalnietis, Mačiulis. Reikia mesti, 2 sekundės. Mačiulis, netaiklus metimas. Atrodo prieš tai. Taip, žovas susidūrė šiek tiek Jonas Mačiulis. Ir jūsų ekranuose Jonas Kazlauskas. Jo savijautą sunku dabar įsivaizduoti. Kaip ir turbūt dauguma sirgalių savijauta. Zaza Pačiulija prieš Robertą Jevtoką. Yra pražangos, įveikia Roberto akybę gynybą čia Zaza Pačiulija ir vėl vienintelis taškelis skiria komandas. Gerai, kad tas taškas kol kas yra mūsų. Ir vėl tik viena komandinė pražanga kol kas. Paulius Jankūnas čia, 2 taškai. Puikus žaidimas prieš Viktorą Sanikidzę. Vėl plius 3. 4 minutės sužaista beveik jau ketvirtajame šio aštuntfinalio kėlinyje. Pražanga Robertui Jevtokui prieš Zazą Pačiuliją ir tai jau bus antroji komandinė Lietuvos rinktinėje. Trečioji Robertui Jevtokui. Na, akivaizdu, kad provokuos dabar pražangas gruzinai, ypatingai turėdami savo gretose taip naudingai šiandien žaidžiantį Pačiulę. Antroji komandinė mūsiškiams. Keturiolika sekundžių Gruzijos rinktinės atakai. Sinsadzė. Užtvara jam į baudos aikštelę veržiasi, numeta laisvam komandos draugui, meta iš toli ir pataiko. Eilinį tritaškį gruzinai. 7-asis iš 18. Vėl užmynė tritaškių liniją, taigi 2 taškai. Šaunuolis Markoišvilis. Vėl 1 taško rungtynės. Kalnietis. Mačiulis. Į baudos aikštelę stabdo jį pražangomis. 4 komandinė ir 4 asmeninė Markoišvili. 5,5 minutės. Varžovai taip pat turi jau didesnių problemų, kalbant apie asmeninės pražangas. Seibutis grįžta pailsėjęs.
Ne viskas šiandien klostosi gerai Renaldui Seibučiui, tačiau kai tik tai jisai žaidžia šiek tiek veržliau ir šiek tiek agresyviau, tuomet taip pat keičiasi į gerąją pusę Lietuvos rinktinės žaidimas. Kalnietis iš 3 taškų zonos. Seibutis nusiima kamuolį, reikia vėl neskubėti. Ta ir daro Renaldas. Kūnas Mačiuliui čia Kalnietis dar kartą reikia mesti laisvas metą, nepataiko Mantas Kalnietis ir pražanga prieš Paulių Jankūną. Ne, panašu, kad Pauliui bus įrašyta asmeninė pražanga puolime. Taip, taip ir yra. Trečioji asmeninė ir Pauliui Jankūnui. Ir trečioji komandinė dabar lietuviams. 1 taško skirtumas. Sensacija. Markošvilis. Netaikliai. Mes Gruzijos komandos krepšininkai, daug tolimų metimų. Tai yra tų žmonių labai daug, kurie turėtų tai daryti. Markošvilis, Pulenas, visus juos reikia itin atidžiai prižiūrėti prie 2 linijos. Kalnietis įkerta. Taškai. Puikus Roberto Javtoko perdavimas, vėl +3. Ir minutės pertraukėlė. Taip. Dabar jisai dengia Markošvilį, tai gal palakstytų su juo. Pulenas yra. Pačienki Markošvilį. Jo, kad nebūtų tokių. Vienų karalių. Manto Kalniečio reidas leido padidinti Lietuvos rinktinei persvarą vėl iki 3 taškų, tačiau stebint štai šią dvikovą tai yra niekas. Kol kas tai yra niekas, bet kuri komanda, kuri įgyja bent minimalų pranašumą, dažniausiai neišlaiko tos geros bangos. Galbūt dabar mažiau nei 5 minutės iki kėlinio pabaigos. Na ir štai tokia rungtynė eiga rodo iš tikrųjų, jog susitiko vienas kito verti varžovai. Taip, savų pliusų turi gruzinai, jiems šiandien galbūt psichologinis spaudimas šiek tiek mažesnis. Lietuviams kito kelio kaip pergalė nėra. Keturios 50. Mažiau nei 5 minutės iki galbūt atomazgo šiame dramatiškame aštuntfinalyje. Nikizė, Zazai Pačiuliai, prieš jį Robertas Javtokas. Negalima. O, kaip klysta Pačiulyje. Paulius Jankūnas labai laiku sureagavo į Zazos driblingą ir čia perimtas kamuolys. Mantas Kalnietis, Pauliui Jankūnui, Renaldas Seibutis. Javtokas Kalniečiui. Vėl reikia aštresnio žaidimo. Javtokas kamuolys. 2 baudos metimai. Pačiulio prasižengia tik tai antrąjį kartą, vėlgi dabar jau didžiuliai įtampa. Slėgs Robertą Javtoką. Keturios minutės 19 sekundžių iki 4 kėlinio pabaigos. Labai netaiklus pirmasis baudos metimas. Tačiau svarbus. Dar vienas šansas. Deja, ir antrasis skrieja pro šalį, kągi skirtumas tie patys 3 taškai. Pražanga pasiteisino. Ir vėl nerimo sekundės lietuviams ginantis. Pulenas į baudos aikštelę. Ir Robertą Javtoką pataiko Pulenas. Vėl 1 taškas. Dar kartą kelia Joną Valančiūną. Nuo suolelio Jonas Kazlauskas. 4 asmeninės pražangas žais turėdamas Jonas Valančiūnas. Ir tas žmogus, kuris jam šiandien pridarė daugiausiai problemų ir visiškai jį išjungė, lieka aikštėje, tai Zaza Pačiulija. 1 taško rungtynės. Pačiulis. Jankūnas. Vėl
Reikia aštresnio žaidimo. Valančiūno užtvara čia, Jonas Mačiulis. Seibutis iš 3 taškų zonos. Netaikos metimas, Jankūnas nusiima kamuolį. 29-27 pagal atkovotus kamuolius mes pirmaujame. Prašo užtvaros. Kalnietis gerą užtvarą pastato jam Jonas Valančiūnas. Seibutis atkovoja kamuolį ir dar vienas antrasis šansas. Užtvara buvo gera, tiesiog Jonas Valančiūnas buvo taip toli, kad nespėjo net. Jonas Valančiūnas! Kaip ilgai, Jonai, mes laukiame šio momento. 74-71. 3 minutės ir 5 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Ulenas. Perima kamuolį Mačiulis. 5. Jono pavogtas kamuolys šį vakarą. Seibutis. Pauliui Jankūnui ir pražanga prieš Paulių. 2 baudos metimai. Dabar jau kur kas patikimesnis metikas tos prie baudų metimo linijos Lietuvos rinktinėje. Dvi 49. Grįžta į aikštę Robertas Jevtokas. Nepataiko baudos metimo Paulius Jankūnas. Bet lieka dar viena galimybė. Taiklus. Antrasis metimas. +4. Labai trapi persvara kol kas, tačiau mažiau nei 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Ir lietuviai dar turi vieną pražangą. Mačiulis ir vėl pirmas prie kamulio. Ir turėjo laimėti šitą mikrodvikovą. Taip. Šoninė linija užminta, kamuolys Lietuvos rinktinės rankose. Mačiulis ir Kalnietis. 2 žmonės pasiaukojančiai kritę ant parketo. Išgelbsti Lietuvos komandai 4 taškų persvarą. Ir vėl keitimas tarsi rankinyje. Jevtokas out. Valančiūnas in. Mantas Kalnietis. Renaldui Seibučiui. 2:25. Jankūnas ant žemės. Čia Kalnietis. Sudelsė šiek tiek. Tačiau pataiko Mantas Kalnietis. +6 Lietuvos rinktinės persvara. Dabar reikia gesinti emocijas užkūrusias, reikia gintis. Tvarkingai grįžta Lietuvos rinktinė. Simsadzė. Nepataiko Markošvilis ir nusiema kamuolį Paulius Jankūnas. Prasideda prieš paskutinę 4 kėlinio minutę. 6 taškų persvarą turėdama Lietuvos rinktinė ją pradeda. Paulius Jankūnas. Reikia šaltų nervų ir štai tokio žaidimo. +8 Lietuvos rinktinė išsaugojo savo gerasias savybės ir išsaugojo tą užtikrintą žaidimą, kai to labiausiai reikėjo. Minutė 48 ir minutės pertraukėlė. Minutė 48 iki 4 kėlinio pabaigos. Lietuvos rinktinė turi dar vieną pražangą atsargoje ir turi, kas svarbiausia, 8 taškų pranašumą. Ir gruzinai nebeturi minutės pertraukėlių. Svarbiausia neprasileisti greitų taškų.
100 sekundžių. Kiek daug ir atrodytų, kiek mažai lieka žaisti šios dienos rungtynių ketvirtajame kėlinyje. Ir kaip ilgai jos tiksės. Ulenas. Robertai Jevtokas, tačiau varžovai sudegina nemažą kiekį sekundžių. 6 taškų skirtumas. Ronaldas Seibutis su kamuoliu. Ir galima greit tikėtis. Gruzinai nesugebėjo švariai apsiginti, kol kas neprasiženginėja. Ronaldas Seibutis su kamuoliu. 10 Seibutis veržiasi po krepšiu, kaip nesportinė pražanga turėtų būti skirta dabar vienareikšmiškai gruzinų komandos žaidėjai. Ronaldas Seibutis kyla nuo grindų, tačiau tai buvo tikrai pražanga. Na, visas atsarginių suolas dabar labai jau. Štai dar kartą žiūrėkite šią situaciją. Čia paprasta asmeninė pražanga. Gerbiamas Luidži Lemonika. Zaza Pačiulė bando suvaidinti, kad jis yra didžiausia auka po štai šio kontakto. Na taip, aišku. Tačiau reikia būti aklam, kad nematyti štai tokios situacijos. Gerai, kad Ronaldas sveikas, gyvas ir pasiruošęs mesti 2 baudų metimus. Minutė 18. Gerai, reikia nusiraminti. Visi šansai vis tiek mūsų rankose. Nesušvilpė, tai nesušvilpė. Galime laimėti ir esant tokiam teisėjavimui. Ronaldas Seibutis yra 80-73. Dar vienas Ronaldai labai svarbus baudos metimas. Nėra. Ir kamuolį atsikovoja gruzinai. Vėl pasileis dabar visų greičių į priekį. Džeikobas Pulinas. Lietuviai dar gali kartą prasižengti. Taiko Džeikobas Pulinas. Ir jokio ramaus gyvenimo. Netrukus prasidės ant paskutiniai minutiai. 4 taškai skiria komandas. Mantas Kalnietis su kamuolio. Gruzinai vis dar nepažeidinėja taisyklių, tikėdamasi, kad lietuviai neišnaudos savo laiko šios atakos metu. Mantas Kalnietis, Seibutis. Jankūnas. Pražanga puolant krepšį. Ronaldas Seibutis klysta dabar padovanodamas kamuolį varžovams. Artūras Milaknis. Ir dabar jau išnaudota ta 4 komandinė pražanga ir tik 4 taškų skirtumas. Buvo galimybė numesti kamuolį prieš veržiantis Pauliui Jankūnui. 49 sekundės. Ir drama vėl grįžta į Lilį. Robertas Jevtokas aikštėje. Mačiulis, Kalnietis, Milaknis ir Jankūnas. Pulinas. Bauduoti lietuviams dabar nebegalima ir nebereikia. Bet reikia gintis kaip įmanoma aktyviau ir agresyviau. Pulinas lipa į medį ir įlipa. Lietuviai, imkit kamuolį. Žiūri vienas į kitą Kalnietis ir Milaknis, tuo tarpu varžovai gauna kamuolį ir pataiko iš 3 taškų zonos. Palikdami vieną vienintelį tašką Lietuvos rinktiniai, 30 sekundžių iki 4 kėlinio pabaigos. Tarsi sukaustę būtų kas nors lietuvų veiksmus, dabar viskas buvo padaryta. Reikia tik tai pagriebti kamuolį. 10 sekundžių ir Gruzijos komandai dar tikrai liks laiko savai atakai. Mantas Kalnietis, Mačiulis, iš toli. 3 taškai! Jonas Mačiulis pataiko iš toli, 7 sekundės pražanga prieš Puliną, tačiau 2 baudos metimai, tačiau tai, ką sukūrė Jonas Mačiulis, buvo kažkas nerealaus. Man yra garbė stebėti štai šią dvikovą, net nepaisant to, koks likimas bus, stebėti, kaip žaidžia Jonas Mačiulis. Fantastiškas Jono Mačiulio žaidimas. Suteikia vėl didžiulį deguonies kiekį Lietuvos rinktiniai. 7,5 sekundės. Jonas Kazlauskas turi 2 minutės pertraukėlės atsargoje. Pulinas pataiko baudos metimą, -3. Dabar labai svarbu turėti aikštėje patikimus baudų metikus. Antrasis baudos metimas reikia labai
agresyviai kovoti dabar dėl atšokusio kamuolio. To neprireikia ir Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės. Čia kamuolys. Supratai. Sustojam į liniją. Sustojam. Čia kamuolys. They're gonna miss one. We got that. Take off. Įtampa čia Lilio futbolo stadione pritaikytam krepšinio rungtynėms pasiekė maksimumą. 7,5 sekundės. Gruzinų taktika dabar bus labai aiški, bandyti perimti kamuolį pirmąją akimirką, nepavykus to padaryti, iš karto prasižengti. Ir Lietuvos komanda dabar grįžta į aikštę. Kalnietis, Seibutis, Mačiulis, Milaknis ir Jankūnas. Mažas penketas vien tam, kad būtų leidžiami tie žmonės, kuriais galima pasitikėti, jeigu reiks mesti baudos metimus. Kol kas svarbiausios 7,5 sekundės šiame čempionate. (83, 81). Renaldas Seibutis, Jonui Mačiuliui. Išsaugotas kamuolys, varžovų pražanga tik tai dabar lieka 3,7. Bet kaip balansavo ties vidurio linijoje Jonas Mačiulis. Išlaikė pusiausvyrą, išsaugojo kamuolį savo rankose. Ir dabar stoja mesti baudos metimų. 32 taškai, 7 išprovokuotos pražangos, 4 perimti kamuoliai ir 6 atkovoti. Ir dabar 2 svarbiausių baudos metimai šios dienos rungtynėse. Yra 84-81. Šis pataikytas baudos metimas suteikia galimybę Lietuvos rinktiniai prasižengti. Iš karto varžovams vos grąžinus kamuolį. Na ir dabar šios aistruolės lūpomis turbūt kalba visa Lietuva. Jonai, 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 Jonai! Jonai! 4 taškų skirtumas, dabar jau prasiženginėti nebereikia, būtent tą ir daro ramiai bėgdamas Mantas Kalnietis ir lietuviai švenčia pergalę 85-81. O jūs likite su mumis, netrukus mes pasiūlysime jums dar daugiau emocijų, aistrų ir komentarų iš šio dramatiško ir svarbiausio Lietuvos rinktinės laimėto aštuntfinalio. Jonas Mačiulis šiandieną pelnė 34 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir visus jo gero žaidimo epizodus. Įspūdingus epizodus jūs galite matyti naujienų pamaldų portale tv3.lt. Tai reikia įsirašinėti, stebėti ir prisiminti. Štai tokią dvikovą. Neįtikėtina. Lietuvos rinktinė sukūrė dar vieną dramatišką spektaklį visiems mums. Netrukus tikimės pakalbinti vieną žmogų iš nacionalinės komandos.